Jo laidotuvės jau buvo prasidėjusios, jis dar net nebuvo įkritęs į plyšius. Dabar yra 2026 metų birželio 4. Khumbu ledo krioklys Evereste, 18 000 pėdų aukštyje. Kiekvienas gidas, kiekviena gelbėjimo komanda, kiekvienas paieškos sraigtasparnis kalne jau buvo išvykę namo. Niekas neateis. Jis praleido beveik 40 metų šiame kalne, nė karto neužkopęs aukščiau nei į antrąją stovyklą. Prieš kelias dienas jo darbas buvo virti vandenį kitų žmonių arbatai. Everesto šiukšlių komanda atlieka paskutinį sezono valymą, kai vienas iš jų pažvelgia į šlaitą ir sustoja. Vyras ropoja jų link rankomis ir keliais, be batų, be virvių, be deguonies, tarsi iš siaubo filmo. Jo vardas buvo Hilary Dawa Sherpa. Jis nepasiklydo, jį paliko. Ištisas 6 dienas niekas neieškojo paprasto šerpos. Štai kaip paskutinis žmogus, likęs Evereste 2026 metais, buvo paliktas ten mirti. Viena šerpa. Šiuo metu nesakysiu jokių vardų, draugai, nes manau, kad mes praradome šerpą kalne. Sveiki atvykę į Extreme Edge. Man tai labai ironiška, kad Hilary Dawa Sherpa, kurio šeima jau buvo pradėjusi laidotuvių apeigas, buvo pavadintas sero Edmundo Hilario vardu, pirmojo žmogaus, kuris įkakopė į Everesto viršūnę. Beveik neįmanoma suprasti, kaip žmogus gali būti paliktas mirti Evereste, nepažvelgus į visišką chaosą, kuris vyko 2026 metų kopimo sezone. Nepalas šiais metais išdavė rekordinį kopimo leidimų skaičių – 492 ir kai sezonas oficialiai prasidėjo, Evereste buvo daugiau nei 1000 alpinistų ir gidų. Tai dar niekada nebuvo nutikę anksčiau. Vyriausybė šį sezoną surinko daugiau nei $1 milijardą už leidimus. Jie netgi viešai tai paskelbė, tarsi būtų laimėję loteriją. Net ir oras Nepale šiais metais buvo tiesiog chaotiškas. Kovas ir balandis, mėnesiai, kurie turėtų būti sausiausi metuose, buvo su priešmonsūniniais lietumis, o gegužė, kai paprastai prasideda priešmonsūniniai lietūs, buvo sausesnė nei įprastai. Daug ekspedicijų turėjo atidėti savo planus. Ir dar blogiau, vienintelis kelias į Everesto viršūnę alpinistams buvo uždengtas milžinišku, nestabiliu ledo gabalu, prilygstančiu 10 aukštų pastatui, kuris kabojo virš tako. Vos po kelių dienų, kai sezonas buvo paskelbtas atidarytų. Valdžios institucijos uždarė tą maršrutą daugiau nei 2 savaitėms, kol bandė rasti išeitį. Toks delsimas visus sezono alpinistus sugrūda į vieną neįmanomai trumpą laikotarpį. Taigi, daugiau nei 1000 alpinistų ir gidų buvo įstrigę bazinėje stovykloje, švaistydami pinigus ir prarasdami sveiką protą, laukdami, kol ledas nusistovės. Kai kalnas pagaliau vėl buvo atidarytas gegužės viduryje, visa ta susikaupusi įtampa prasiveržė iš karto. Visi norėjo pasiekti viršūnę, visiškai nesirūpindami saugumu ar taisyklėmis. Ir lyg visko būtų negana, komanda atsakinga už saugos kopečias būtent tuo metu paskelbė, kad gegužės 29 dieną jie nuims visas virves ir susipakuos. Jokių išimčių, jei iki to laiko nebūtum pasiekęs viršūnės, viskas, ką galėtum padaryti, bandyti vėl kitais metais. Ekspedicijų kompanijos puolė į paniką, jos žinojo, kad turi kažkaip užkelti savo klientus į kalną iki laiko pabaigos, net jei tai reikštų šiek tiek apeiti taisyklės. Reikėjo arba visus sugrūsti į pavojingą taką virš jūros lygio, arba prarasti krūvą pinigų. Ir pačiame šio chaoso viduryje atsidūrė vietinis stovyklos virėjas, vyras, kuriam buvo per 50, vardu Hilary Dawa Sherpa. Jo tėvai jį pavadino garsiojo alpinisto sero Edmundo Hilario vardu, tačiau skirtingai nei seras Hilarys, Dawa nebuvo klientas alpinistas. Jis nešiojo krovinius šiuose kalnuose nuo pat paauglystės. Jis turėjo beveik 40 metų patirties, vedant klientus į mažesnes 21 000 pėdų viršukalnes, tačiau niekada anksčiau nebuvo vedęs nieko į Everestą. Šiai ekspedicijai Dawa buvo specialiai pasamdytas virinti vandenį ir nešti įrangą tik iki antrosios stovyklos, esančios 21 000 pėdų aukštyje. Jo įmonės draudimo polisas aiškiai galiojo tik iki tokio aukščio. Ir tai yra pirmoji chaotiškos dėlionės dalis, kurioje Dawa atsidurs. O čia yra antroji dalis. Organizacija, kurioje dirbo Hilary Dawa, vadinosi Himalayan Traverse Adventure. Tai nedidelė Katmandu įsikūrusi įmonė, turinti didelę problemą – pinigus. 15 000, tiksliau $15 000. Tiek Nepalas 2026 metais ėmė iš šios įmonės mokestį už užsienio alpinisto kopimo leidimą. Himalajų traverse tiesiog neturėjo pakankamai mokančių klientų, kad galėtų gauti savo leidimą į Everestą. Todėl jie nusipirko vietą pagal 8K Expeditions turėtą kopimo leidimą, tai viena didžiausių ekspedicijų organizatorių Nepale. Tokia schema vadinama prisikabinimu ir mažos agentūros taip daro nuolat.
Tai yra legalu, bet taip pat reiškia, kad jei kas nors ten viršuje nutiktų, nei viena įmonė iš tikrųjų nebūtų pasiruošusi jūsų gelbėti. 2026 m. gegužės 27 d. likus vos 2 dienoms iki to, kai komanda nuims virves, Himalayan Traversa dar turėjo 2 užsienio klientus, kurie dar nebuvo bandę įkopti į 2026 m. Everesto viršūnę. Pirmasis buvo Marijušas Šmilovskis, patyręs lenkų alpinistas. Antrasis buvo Krisas Stralas, britas, buvęs karališkųjų jūrų pėstininkų narys, kuriam buvo apie 55 metus. Jis kopė į Everestą kaip asmeninės kampanijos dalį, siekdamas surinkti lėšų ir atkreipti dėmesį į veteranų savižudybių ir potrauminio streso sutrikimo problemas. Krisas net buvo pasiskolinęs pinigų šią ekspedicijai finansuoti ir turėjo nemažą YouTube sekėjų auditoriją, stebinčią kiekvieną jo žingsnį kalne. Spaudimas buvo didelis. Tačiau įmonė taip pat turėjo rimtą personalo problemą. Jie turėjo tik vieną laisvą gidą 2 savo mokantiems klientams. Jo vardas buvo Angus Furba. Jis daugelį metų lydėjo žmonės į šį kalną ir saugiai juos grąžindavo atgal. Dabar jis turėjo 2 klientus ir matematika nebuvo jo pusėje. Vieno gido ir 2 alpinistų santykis mirties zonoje tiesiog neveikia. Jei vienas klientas sugriūva, net ir patyręs gidas turi panaudoti visas savo jėgas, kad tik tą žmogų nuleistų žemyn. Ir dar reikia palydėti sąmoningą klientą žemyn. O dabar įsivaizduokite, jei abu klientai sugriūva, o laikas tiksi, liko tik 48 valandos. Taigi jie padarė tai, ką spaudžiami dažnai daro biudžetiniai organizatoriai. Jie apsidairė, kas dar yra kalne. Ir atsakymas buvo vaikinas, kuris virė vandenį antrame stovykloje. Jie paprašė Davos perimti viršūnės gido vaidmenį ir Davos, kuris kaip tik tokios galimybės ir prašė, sutiko. Namuose Okaldungoje jo 18-metė dukra Mendo Lamo ką tik buvo baigusi paskutinius mokyklos egzaminus ir ruošėsi pradėti studijas koledže. Jis buvo vienintelis šeimos maitintojas. Jam tikrai praverstų keli tūkstančiai dolerių. Taigi, 2026 m. gegužės 27 d. 22:30 val. Krisas Marijušas Angas ir vyras, kuris per visą savo karjerą nė karto nebuvo atlikęs tokio vaidmens Evereste, visi kartu paliko 4. stovyklą ir išsiruošė į viršūnę. 4. stovykla yra Pietų Balne, maždaug 26 000 pėdų aukštyje. Čia prasideda oficialioji mirties zona. Čia viršuje yra tik trečdalis deguonies, kurio rastumėte jūros lygyje. Jūsų virškinimo sistema nustoja veikti, kraujas tirštėja, kūnas tiesioginė prasme pradeda mirti, o laikrodis pradeda tiksėti vos tik atvykus. Įprasta strategija kopijant į Everesto viršūnę yra gana paprasta. Iš 4. stovyklos išvykstate apie vidurnaktį ir lipate tamsoje naudodamiesi kaktiniais žibintais. Tikslas – pasiekti viršūnę iki 8 ar 9 ryto. Padarote nuotraukas, o tada dienos šviesoje leidžiatės žemyn per pavojingiausias atkarpas. Tačiau ši komanda nebuvo įprastos būklės. Krisas sunkiai susirgo anksčiau per ekspediciją, taip stipriai, kad jam teko skristi atgal į Katmandu gydytis, o tik tada sugrįžti į kalną. Marijušui buvo pažadėtos 7 deguonies balionų reikalingų jo bandymui pasiekti viršūnę, tačiau jie nebuvo pristatyti. O Dava pirmą kartą savo karjeroje buvo mirties zonoje, tokiame aukštyje, kuriame jis dar niekada nebuvo dirbęs šiame kalne. Tai nebuvo komanda, kuri galėtų judėti greitai. Kai jie pradėjo savo kelionę aukštyn tuo stačiu apledėjusiu šlaitu, tamsoje jie judėjo nepaprastai lėtai. Kiekvienam žingsniui reikėjo daugybės įkvėpimų. Jie judėjo taip lėtai, kad ryte, kai jau turėjo būti pasiekę viršūnę ir sukti atgal, jie vis dar kopė aukštyn. Kažkur aukštai kalnuose, ir mes tiksliai nežinome kada, Marijušui viskas pradėjo eiti blogyn. Jo papildomos deguonies įranga sugedo ir be to pastovaus papildomai tiekiamo deguonies srauto, deguonies trūkumas iš karto pradėjo ardyti jo kūną. Jo rankos ir kojos pradėjo tirpti. Pradėjo vystytis nušalimas. Marijušas žinojo, kad jei toliau lips aukštyn, niekada nebegrįš atgal. Taigi, maždaug 8400 metrų aukštyje jis išmintingai nusprendė gelbėti savo gyvybę ir nutraukė kopimą. O Dava, atlikdamas savo pareigą kaip gidas, apsisuko ir palydėjo Marijušą žemyn ledu iki palyginti saugios 4. stovyklos palapinių. Bet Krisas Stralas buvo buvęs karališkųjų jūrų pėstininkų karys. Internete jo sekiklio duomenis stebėjo tūkstančiai žmonių. Jis buvo pasiskolinęs pinigų, kad galėtų ten būti. Jis nesiruošė apsisukti. Taigi jis ir Angas Furba kopė aukščiau į mirties zoną. Rytas atėjo ir praėjo. Popietės slinko lėtai. Aukštumų alpinizme beveik geležinė taisyklė yra tokia. Jei viršūnės nepasiekiai iki 14 valandos, turi apsisukti ir grįžti. Jokių išimčių. Rizika likti aukštai kalnuose sutemus yra per didelė.
Tačiau Krisas ir Angas Ferba visiškai nepaisė 14 valandos termino ir toliau kopė, kol apie 17 valandą pasiekė Everesto viršūnę. Pasiekti pasaulio viršūnę tokiu metu buvo nepaprastai rizikinga. Tuo metu jie buvo kopę be pertraukos maždaug 18 valandų ir jau buvo visiškai išsekę. Ir vis tiek jiems reikėjo apsisukti ir įveikti stačiausią, negailestingiausią žemės reljefą visiškai išsekusiems visiškoje tamsoje. Kažkaip nepaisant visų sunkumų, jie išgyveno naktį ir saugiai nusileido į 4. stovyklą. Kitą rytą, gegužės 29-ąją, visi 4 alpinistai po viršūnės pasiekimo buvo 4. stovykloje. Jie buvo gyvi, išsekę ir beveik nebeturėjo laiko. Terminas palikti šį kalną buvo vos už kelių valandų. Žemiau jų vienintelis nusileidimo nuo kalno maršrutas bet kurią akimirką galėjo būti išardytas. Jiems reikėjo greitai leistis žemyn. Problema buvo ta, kad abu klientai visiškai nebuvo tokios būklės, kad galėtų tai padaryti. Marijušas turėjo nušalimus rankose ir pėdose ir jam reikėjo kuo greičiau nusileisti į žemesnę aukštį, kad gautų medicininę pagalbą. O Krisas ką tik nusileido po 18 valandų kopimo į viršūnę per mirties zoną. Jis buvo išsekęs. Jei Marijušas būtų taikęsis prie Kriso tempo, jis galėjo prarasti pirštus ar kojų pirštus. Taigi grupė priėmė vienintelį logišką sprendimą. Marijušas tą rytą anksti turėjo palikti stovyklą su Ang Ferba. Krisas, klientas, kuris vos galėjo paeiti, buvo paskirtas eiti su neapdraustų stovyklos virėju, kuris niekada gyvenime nebuvo vedęs nieko žemyn nuo viršutinės kalno dalies. Kai Eng, Ferba ir Marijušas paliko 4. stovyklą. Krisas ir Hilary Dava vis dar bandė susikrauti savo daiktus ir sukaupti jėgų atsistoti. Kai jie pagaliau pradėjo leisti žemyn, jie buvo visiškai vieni. Ir aš turiu omenyje visiškai vieni. Pažodžiui, visi kiti alpinistai, visi gidai, visos ekspedicijų komandos jau buvo palikusios Everestą. Nebuvo jokių praeinančių komandų, kurioms galėčiau šūktelėti. Nebuvo jokio kitos ekspedicijos gido, kuris galėtų padėti, jei kas nors nutiktų ne taip. Tik 2 vyrai, lėtai leidžiantis žemyn nuo aukščiausio ir negailestingiausio žemės šlaito. Kelias žemyn nuo 4. stovyklos eina beveik vertikale ledyno siena, vadinama Locės siena. Ji leidžiasi 1000 pėdų žemyn link žemesnių stovyklų ir net gerą dieną reikalauja visko, ką turi. Tai nebuvo gera diena. Matomumas buvo pakankamas, kad matytum virvę priešai save, bet nedaug daugiau. Šaltis buvo toks, kuris prasiskverbė net į tavo aprangą. Kiekvienas žingsnis čia reikalavo visiško susikaupimo, o susikaupimo abiem vyrams labai trūko. Kurį laiką jie judėjo kartu, lėtai, bet kartu. Tada maršruto atkarpoje, vadinamoje geltonąja juosta, maždaug 25 000 pėdų aukštyje, Hilary Dava atsisėdo ant savo kuprinės pailsėti. Krisas sako, kad sustojo ir atsigręžė. Hilary, ar tau viskas gerai, broli? Jis paklausė. Jis sakė, kad Dava pažvelgė į jį ir pasakė. Taip, viskas gerai, Krisai. Prašau, eik. Tada Krisas apsisuko ir toliau leidosi žemyn. Tai buvo paskutinis kartas, kai kas nors matė Hilary Dava Šerpą per 6 dienas. Kai Krisas leidosi maždaug 1000 pėdų žemiau, jis sutiko kitą klientą, Marijušą, kuris buvo siaubingos būklės. Jo deguonis buvo visiškai pasibaigęs. Jo rankomis plintantys nušalimai dabar buvo dar ryškesni. Jo Šerpa gidas Angas Ferba niekur nesimatė. Tokiu tempu šiame etape jis pats nenusileis. Tačiau kai Krisas pakėlė akis, Hilary vis dar nebuvo pajudėjęs iš vietos, kur sėdėjo. Jis nė neįsivaizdavo, ar jam iš tikrųjų viskas gerai. Dabar įsivaizduokite save Kriso vietoje. Esate 24 000 pėdų aukštyje su puse deguonies baliono. Vyras, kurį ką tik palikote sėdinti sniege aukščiau jūsų, liepė jums eiti toliau ir pasakė, kad tuoj seks iš paskos, o gidai šiame kalne taip sako nuolat. Ir štai dabar tiesiai prieš jūs stovi jūsų bendrakeleivis, visiškai vienas. Jo paskirtasis Šerpas kažkur pradingęs, o kūnas pradeda nebefunkcionuoti. Ir ar minėjau, kad sprendimą turite priimti turėdami tik pusę deguonies baliono? Turiu omenyje, čia viskas buvo paprasta. Krisas pasirinko padėti Marijušui ir kartu jie pasidalijo likusiu deguonimi bei nusileido iki apleistos palapinės 3. stovykloje. Atkarpa, kuri turėjo užtrukti 2 valandas, užtruko 11 valandų visiškai siaubingomis nulinio matomumo sąlygomis. Atkarpa nuo 3. stovyklos iki 2. užtruko 19 valandų.
Jiems pavyko nusileisti į saugią vietą tik iki 2026 metų gegužės 30 dienos ir per kiekvieną nusileidimo valandą Dovo žibintuvėlis nė karto nepasirodė už jų. Nė karto. Ar Krisas priėmė teisingą sprendimą? Na, iš tikrųjų, tai nėra klausimas, kurį kas nors turėtų užduoti, nes niekas nežino. Ką tikrai žinome, tai kad gegužės 30 dieną Krisas iš antrosios stovyklos pranešė radijų baziniai stovyklai ir pasakė, kad Dovas dingo. Jis pasakė, kad paskutinį kartą jį matė geltonojoje juostoje dieną prieš tai ir kad jis nenusileido. Toliau turėjo prasidėti neatidėliotina mobilizacija. Turėjo būti gelbėjimo sraigtasparniai, skrendantys į antrąją ar trečiąją stovyklą, milžiniškos piniginės premijos visiems dar kalne esantiems šerpams, kad jie grįžtų virvėmis aukštyn ir jį surastų. Bent jau kažkokios pastangos, noras padėti, bent kas nors. Vietoj to Himalayan Traverse Adventures visiškai nieko nepadarė. Jie nesurengė nė vienos paieškos grupės. Jie net neatsiuntė nė vieno žmogaus į kalną. Hilary Dava buvo tiesiog paliktas mirti. Ir kadangi įmonė jo atsisakė, kalno mechanizmas toliau sukosi. Specializuota šerpų komanda žemiau jų toliau plėšė saugos kopečias ir virves iš ledo, nes jų manimų visi gyvi žmonės jau buvo nulipę nuo kalno. Katmandu, Krisas Tralas netgi susitiko su Davo žmona ir pranešė jai žinią, kad jis žuvo kalne. Jo šeima pradėjo kelių dienų budistinės laidotuvių apeigas jo sielai. Krisas ir Marijušas internete paskelbė jaudinančius pagerbimus, gedėdami žmogaus, kuris jų manimų paaukojo savo gyvybę dėl jų. Visi manė, kad jis miręs. Tačiau aukštai kalnuose, turėdamas tik kelias šokolado plyteles ir kelis ledo gabalėlius, kuriuos galėjo kramtyti, Hilary Dava Sherpa vis dar buvo gyvas. Ne štai kas nutiko, kai Krisas prieš kelias dienas dingo, nusileisdamas virvėmis. Hilary sėdėjo valandas. Jis buvo be deguonies, išsekęs ir visiškai išsunktas. Pagal visą medicinos logiką, jis turėjo užsimerkti ir daugiau niekada jų nebeatmerkti. Tačiau kažkaip, kai gegužės 30-osios rytą patekėjo saulė, tą pačią dieną, kai jo komanda bazinėje stovykloje jį jau laikė žuvusiu, Hilary Dava atsistojo. Ir tai, ką jis padarė vėliau, yra vienas didžiausių nepaaiškintų ištvermės žygdarbių šiuolaikinėje Everesto istorijoje. Kažkaip šis 52 metų šerpas atsistojo ir žengė vieną žingsnį į priekį, paskui kitą, leisdamasis žemyn. Tai, ką jis turėjo, nebuvo valios jėga įprasta motyvacinė prasme. Tai buvo 40 metų Himalajų kalnų pažinimo ir tikslus supratimas, kur jis yra. Locės siena tęsiasi 1000 pėdų žemiau geltonosios juostos. Būdamos pilnų jėgų ir su deguonimi, komandos ją įveikė per kelias valandas. Hilary Dava ją įveikė vienas, nė karto neįkvėpęs deguonies iš balionų, griebdamasis kiekvienos pritvirtintos virvės ir sekdamas ją žemyn po vieną atkarpą. Pirmas 2 dienas jis nevalgė. Pavargęs kūnas be deguonies labai sulėtina virškinimo sistemą, todėl net jei priešais jį būtų buvęs maistas, jo kūnas nebūtų galėjęs jo suvirškinti. Ką jis galėjo daryti? Tai gerti, nes aukštyje dehidratacija ištinka greičiau nei alkis. Kiekvienas iškvėpimas pašalina drėgmę iš jūsų kūno, o čia aukštai jūs kvėpuojate sunkiau nei beveik bet kur kitur žemėje. Dava nulaužė ledo gabalus nuo kalno ir įsidėjo juos į burną. Jam labai skaudėjo dantis, jis kramtė nepaisydamas skausmo, nes kita išeitis buvo mirti iš troškulio anksčiau, nei jį pražudytų šaltis. Vienu momentu jis įkišo ranką į kišenę ir pajuto kažką, kas pasirodė esą keli šokolado gabaliukai. Jis laikė tirpstantį ledą burnoje, lėtai jį tirpdė ir valgė. Tai buvo jo kuras, kol jis pasiekė apleistas trečiosios stovyklos palapines ir perėjo jas vieną po kitos. Kadangi dauguma ekspedicijų palieka maisto atsargų, jis valgė tai, ką rado ir judėjo toliau. Tiesą sakant, šiuo momentu pradėjau savęs klausti, ar šis žmogus nėra kitoks nei mes visi. Nes aukštumų medicinos specialistai pabrėžia, kad be papildomo deguonies žmogaus smegenys pradeda neveikti jau po kelių valandų. Pirmiausia, prarandamas racionalus mąstymas, nes kūnas visas likusias jėgas nukreipia į kūno vidaus šilumos palaikymą ir širdies plakimą, o visa kita apleidžia. Deiva buvo kitoks. Jis visą laiką tiksliai žinojo, kur yra. Jis nebuvo pasiklydęs ir buvo gyvas, tačiau jam dar reikėjo nusileisti ilgą kelią žemyn. Po trečiosios stovyklos Dava vilkosi per mylias tuščio ledyno, praeidamas visiškai apleistas antrosios stovyklos palapines. 21 000 pėdų aukštyje, kur jis iš pradžių turėjo būti, ir žemyn pro pirmąją stovyklą, esančią 20 000 pėdų aukštyje. Kol jis pasiekė paskutinę, baisiausią kliūtį kalne. Kad pasiektų saugią vietą, Dava turėjo pereiti Kumbų ledokritį.
Ši ledo griūtis buvo paskutinis dalykas, skyręs Hillary nuo Everesto bazinės stovyklos, esančios 17 600 pėdų aukštyje. Pereikyje ir jis grįžta į civilizaciją, kur laukia gydytojai, sraigtasparniai ir skrydis namo pas žmoną bei dukrą. Kito kelio nuo šio kalno nėra. Tačiau net ir įprastos ekspedicijos metu šis ledokritis jau yra viena pavojingiausių vietų, kurias reikia kirsti Evereste. Ši lėtai judanti ledo upė trūkinėja ir griūva be įspėjimo, o plyšiai, kurių vakar dar nebuvo, atsiveria per naktį. Vienintelė priežastis, kodėl alpinistai kiekvieną sezoną ją saugiai kerta, yra ta, kad speciali šerpų komanda praleidžia savaitės įrengdama fiksuotas virves ir aliuminio kopečias, kad prieš sezono pradžią sujungtų pavojingiausias vietas. Ir prisiminkite, šios virvės ir kopečios buvo tiesioginė prasme nuimamos nuo kalno. Dava buvo vienas pavojingiausios Everesto atkarpos viršuje, be jokios infrastruktūros, be virvių, be kopečių ir be jokio pasirinkimo, tik eiti pirmyn. Jis turėjo pasikliauti tik savo rankomis, sunkiais batais ir blėstančia raumenų atmintimi žmogaus, kuris visą gyvenimą praleido šiuose kalnuose. Tačiau be aliuminių kopečių, kurios sujungia tas milžiniškas bedugnės spragas, įveikti Kumbų ledokritį jau nebėra įgūdžių klausimas. Tai rusiškos ruletės žaidimas. Tai nebuvo klausimas, ar kalnas jį pagaus. Tai buvo tik laiko klausimas. Todėl nenuostabu, kad 2026 m. birželio 1 rytą, kai Dava bandė praslysti pro judantį ledą tiesiai po pirmąją stovyklą, jo koja paslydo. Jis paslydo ir įkrito tiesiai į gilų vertikalų plyšį. Kadangi šios ledo plyšys yra siauro V formos, kritimo jėga jį stipriai spraudė į siaurą dugno vietą. Nuo smūgio jis susilaužė šlaunikaulį. Dar blogiau, jo sunkūs laipiojimo batai visiškai įstrigo ledo gniaužtuose. Vienintelis būdas fiziškai ištraukti savo sulaužytą kūną iš spąstų buvo ištraukti kojas, paliekant batus visam laikui įstrigusius lede. 2 ištisas dienas Dava buvo įstrigęs ledo plyšio dugne su sulaužyta koja, be batų ir apsuptas ledo iš visų pusių. Žinote, kopiant į didelius aukščius egzistuoja toks reiškinys, kai smegenys pasiūlo išeitį, kai tau trūksta deguonies ir tu šalti iki mirties. Tave apgaubė klaidingo šilumos jausmas ir smegenys liepia tiesiog užmigti. Dava atsisakė užmigti, sėdėdamas įstrigęs lede 48 valandas. Kai jo pirštai ir kojų pirštai juodavo nuo negrįžtamo nušalimo, jo mintis tikriausiai buvo visiškai ir tik apie šeimą. Jie buvo jo inkaras. Vienu momentu per tas 2 dienas gėdos akimirką. Gryna, skausminga viltis prasiveržė per ledą, kai Dava išgirdo sunkų rotoriaus menčių dundėjimą aidintį plyšyje. Paieškos sraigtasparnis skrido tiesiai virš ledo griūties. Jis buvo iš 8K Expeditions. Prisimenite skėtinę kompaniją, kuri tik užpildė leidimo dokumentus? Na, kai Dava beviltiška šeima suprato, kad jo tikrieji darbdaviai jo atsisakė, jie pradėjo belstis į duris Katmandu, maldaudami, kad kas nors pradėtų paiešką. 8K vadovas, vyras vardu Pemba Sherpa, ėmėsi veiksmų ir pradėjo jo ieškoti praėjus 4 dienoms po įvykio. Pagal įstatymą jis neprivalėjo to daryti, bet vis tiek tai padarė. Dava išgirdo sraigtasparnį. Jis pažvelgė į siaurą dangaus ruoželį virš savęs, 2 kartus pakėlė abi nušalusias rankas ir beviltiškai mojavo. Jis šaukėsi pagalbos dėl savo gyvybės. Tačiau iš oro plyšys atrodo tik kaip juodas šešėlis. Pilotui jo nepastebėjus, sraigtasparnio garsas pamažu nutolo, palikdamas Davą visiškoje dusinančioje tyloje. Dauguma žmonių būtų leidę kalnui juos pasiimti čia pat, tačiau Dava nebuvo kaip dauguma žmonių. Pagalvokite apie milžinišką, alinantį darbą, kurio prireikė vien tam, kad pasiektų šią vietą. Darbą, kuriam jis net nebuvo apdraustas. Jis jau buvo nusileidęs nuo geltonosios juostos per tuščią tylą prie 3 stovyklos ir žemyn pro tuščias palapines 2 stovykloje. Visą tai atliko vienas, nė karto neįkvėpęs papildomo deguonies. Jo organizmas ėmė gesti. Jo protas slydo link to paskutinio šalto miego. Tačiau kiekvieną kartą, kai norėjo pasiduoti, jis pagalvodavo apie savo dukrą, jis pagalvodavo apie Damu, savo žmoną. Jis turėjo išlikti gyvas, jam reikėjo šio uždarbio dėl jų ir jis buvo beveik saugus. Jis iš esmės buvo padaręs neįmanomą dalyką, jis buvo vos per žingsnį nuo finišo linijos, jis buvo beveik namuose. Ir tada, po 2 dienų toje duobėje, įvyko neįmanoma. Prisiminkite, Kumbų ledokritis iš tikrųjų nėra tiesiog statiška užšalusi slėnio dalis.
Tai milžiniška, neįtikėtinai greitai judanti ledo upė, tekanti žemyn nuo kalno iki 3 ar 4 pėdų per dieną greičiu. Kadangi ledynas juda per stačią dantytą nuolydį, ledas tempėsi ir smarkiai lūžta. Kai Deivas sėdėjo savo plyšio dugne laukdamas pabaigos. Vienas iš milžiniškų ledo bokštų tiesiai virš jo galiausiai neatlaikė ir lūžo nuo savo svorio. Tai sukėlė smarkę vietinę laviną ir tūkstančiai tonų sniego nusirito šlaitu bei tiesiai įkrito į atvirą plyšio angą, kurioje buvo įstrigęs Dava. Bet kokiomis kitomis aplinkybėmis ledo griūties lavina, būtent taip alpinistai palaidojami gyvi. Hilaris Dava tai buvo išsigelbėjimas, nes ta lavina iš dalies užpildė plyšį. Ir kai sniegas nusėdo, tai visiškai pakeitė jo kalėjimo geografiją. Vietoj bedugnės jis turėjo pakankamai sniego, kurį galėjo panaudoti kaip rampą į paviršių. Taigi, naudodamas paskutinės jėgas, likusias viršutinėje kūno dalyje ir nekreipdamas dėmesio į aštrų skausmą sulaužytoje kojoje, Hilary Dava užsitempė aukštyn tuo lavinos nuolaužų šlaitu ir po 2 dienų tamsoje jis išsikapstė iš kapo. Kai jis pagaliau ištempė savo kūną į paviršių, fizinė to, ką jis padarė kaina, beveik jį pražudė vietoje. Jo batai buvo dingę, pirštai ir kojų pirštai juodi, koja sulaužyta. Jis net negalėjo atsistoti, o virvių, kurios galėtų jam padėti, nebuvo likę. Taigi jis liko gulėti ant žemės, įkasė nušalusias rankas į sniegą ir pradėjo šliaužti pirmyn. Centimetras po centimetro, kentėdamas nepakeliamą skausmą, jis šliaužė per kumbu ledo krioklio labirintą, per aštrias ledyno nuolaužas ir šaltą sniegą, tempdamas nenaudingą sulaužytą koją ir kūną, kuris jau seniai turėjo būti sustojęs. Jis šliaužė visą naktį. Jis šliaužė iki birželio 4-osios ryto ir pasiekė Crampon Point, esantį maždaug 17 500 pėdų aukštyje, šiek tiek aukščiau bazinės stovyklos. Ir būtent ten Sagarmatos taršos kontrolės komitetas, šiukšlių surinkimo komanda, atsakinga už milijardo rupijų vertės 2026 metų Everesto kopimo ekspedicijos paliktų šiukšlių surinkimą, jie sustojo, ką darė, pažvelgė į ledinį šlaitą ir pamatė vyrą, kurį visi laikė mirusiu jau 6 dienas, šliaužiančių jų link. Trumpas nukrypimas. Kiekvieną mėnesį yra istorija, kuri niekada nepatenka į YouTube. Ji ten, jei norite. Patreon nurodo žemiau. Taigi, kur mes sustojome? Šiukšlių surinkėjai numetė maišus, perbėgo per ledą ir pasiekė jį. Jis buvo nušalęs, debatų, vos kalbėjo, bet buvo sąmoningas. Jie apvyniojo jį visais turimais šiltais drabužiais, davė karšto vandens ir iš karto pranešė radijo į bazinę stovyklą. Per kelias valandas Dava buvo sraigtasparniu nuleistas nuo kalno ir tiesiai nuskraidintas į Katmandų ligoninę, kur jam vis dar teikiama medicininė pagalba. Žiūrėkite, būtų lengva į šią istoriją pažiūrėti ir pavadinti ją stebuklu. Ir atvirai kalbant, tam tikra prasme, būtent taip ir buvo. Vyras įkrito į plyšį, susilaužė šlaunikaulį, išgyveno 2 dienas tamsoje, valgydamas sausainius ir ledą, buvo išlaisvintas lavinos, kurios jis neprašė, ir išropojo iš kumbų ledokryčio su sulaužyta koja be batų. Bet ar tai turėjo būti taip? Tuo momentu, kai Dava paskutinį kartą buvo matytas prie geltonosios juostos, jo bendrovė turėjo vieną užduotį – siųsti žmonės aukštyn jam padėti. Paklauskite savęs štai ko. Jeigu būtų dingusi 35 metų Britė sumokėjusi už kopimą, arba 40 metų amerikietis vyras, tarkime, mokantis klientas ar komanda, kurios GPS sekiklį internete stebėjo tūkstančiai žmonių, kiek laiko būtų užtrukę, kol sraigtasparniai pakiltų į orą, kiek laiko būtų praėję, kol pradėtų skambėti telefonai. Kiek laiko būtų praėję, kol valdžios institucijos pradėtų skambinti ir reikalauti naujienų? Hilariui Davai Šerpai prireikė 6 dienų, kol buvo pradėta bent viena paieška. 6 dienos. Ir net tada reagavo 8K Expeditions atsakydami į šeimos pagalbos šauksmą, o ne įmonė, kurioje jis dirbo. Jo sūnėnas Karma Gelžė Šerpa pasakė tiesiai, jei jis būtų buvęs užsienio alpinistas, gelbėjimo operacija tikrai būtų buvusi organizuota daug greičiau. Bet jis tiesiog buvo senas nepalietis. Ar jis klysta? Dava dabar guli ligoninės lovoje Katmandu, šiuo metu atsigauna po nušalimų, kurie greičiausiai kainuos jam pirštus ir kojų pirštus. Jo dukra galėjo jam asmeniškai pasakyti, kad vis dėlto pradeda studijuoti koledže. Įmonė, kuri jį nurašė, vis dar priima klientų užsakymus kitam sezonui. Himalayan Traverse tą rytą nusprendė, kad Dava jau miręs. Tas sprendimas yra vienintelė priežastis, kodėl niekas negrįžo jo gelbėti. Gdu kalne dirbantys ekspedicijų organizatoriai kiekvieną sezoną priima tokį patį sprendimą.
Tik ten aukštai palikti alpinistai nėra dingę be žinios. Jie gyvi, visiems matomi, bet vis tiek neverti rizikos. Štai kaip viena krintanti ledo luita pavertė tą įskaičiavimą mirtiniausią dieną Kadų kalno istorijoje. Norėdami suprasti, kodėl niekas taip pat negrįžo jų gelbėti, turite pamatyti, kas nutiko toliau.